Mėlieji, pakovoti ir mums. Gausite pažymėjimus, jeigu žinoma išsikovosite, bet manau, kad taip ir bus. Ir manyčiau, kad į tuos klausimus, kurie tarpais bus užduodami, kad būtų laiko tarp tų tarpų pavaikščioti, pavalgyti ir pasišnekėti vienas su kitu, į juos atsakyti galės tik tie, kurie baigė gimnaziją 1945 metais. Jie rungtyniaus. O jų antros pusės ir kiti šeimos nariai bus palaikymo komanda. Palaikymo komandos tikslas paploti, išgerti už tai, kad gerai atsakė. Mūsų jaunystės posmą kokį sudainuoti. Ir jei neatsako, pasufleruoti. O atsakinės tik 45 metų abiturientai. Tačiau vieno žmogaus atsakymas bus laikomas visos laidos atsakymu. O choro atsakymas taip pat vienu visos laidos atsakymu. Ir mes po 65 metų jau tikriausia šiek tiek primiršom, kaip buvo ten toj mokykloje. Laikas prisiminti. Ir prisiminti tas pamokas, kurias mes anais laikais gavom. Ir kaip mes reagavome į tas pamokas, bet mes kartu ir gyvenimo pamoką gavome. Taigi čia ir įvyks tam tikru būdu, sakysim, tokia pamoka, kurią mes prisiminsime ir anuos laikus, ir savo gyvenimo patirtį. Kaip jūs visi prisimenat, prasidėdavo pamoka nuo namų darbų tikrinimo. Kadangi visi baigę 1945 metais gimnaziją, išlaikėte egzaminus, įsigijote specialybę, šitiek metų dirbote joje, užsitarnavote pensiją, bet svarbiausia įvykdėt pačią didžiausią kiekvieno žmogaus pareigą. Tai užauginote vaikus, išmokslinote, pastatėte ant kojų, susilaukėte anūkų, kai kas ir proanūkių. Vadinasi, laida gauna pažymį didesnį negu labai gerai. Tai 10. Čia mano sekretorė rašys 1 10. Žiūrėsim, kiek čia mes surinksim. Čia jau nereikia nieko neįsakyti, kadangi visų namų darbai atlikti labai gerai.